Sveiki, gerbėmėjai. Sveiki. Labai dažnas klausimas ir siunčia mums žmonės ir nuotraukas turi tokių bėdų su kriaušėm. Kas tai yra ir ką su tuo daryti? Labai dažna problema. Romai, parodyk. Pažįstamas vaizdas. Ir čia dar gražu, po to atsiranda ir juodos dėmės, po to atsiranda ir ant šakų pažeidimai. Kas tai yra? Tai yra rudligė, tai yra grybinė liga. Šitos lygos sukėlėjas yra kadagys. Kazokinis kadagys. Ne sukėlėjas. Sukėlėjas vis dėlto grybelis yra. Grybelis. O tas grybelis gyvena kur? Žiemą? Ant kazokinio kadagio, pagrindė ant kazokinio kadagio. Pasirodo, kad kazokinis kadagys yra kaltininkas šios ligos, plitimo. Šeimininkas. Šeimininkas, tikrai, labai gerai pasakėjai, kad šeimininkas. Mes žiūrime, jeigu gilintis į tą temą, tai pavasarį mes galim pamatyti tokius kaip drebučius. Tai yra, tas grybas atrodo kaip drebučiai. Ir paskui tas grybas leidžia sporas ir tos sporos lekia per keliasdešimt metrų, net per 100 metrų. Tai jeigu mūsų sklype jau auga kazokinis kadagys, tai, žodžio, problemą aš nemėgstu, bet mes turėsim rūpesčių, kad reikia purkšti ir tą kadagį, jeigu mes norime išsaugoti, ir būtent kriaušės. Pas mane, pavyzdžiui, to kazokinio kadagio nėra ir praktiškai tų rūdžių irgi nėra. Tačiau jeigu netgi pas kaimyną tas kadagys sėdi, auga, tai turėsite tada rūpesčių. Reiktų augti ir kaimynus. Tačiau jeigu jūs vis dėlto norite išsaugoti tą kadagį, tuoj parodysim, kad jis gan gražus yra augaliukas. Tai tada jums tiesiog reikės kartais nupurkšti savo kriaušes. Ir geriau profilaktiškai tą padaryti. Fungicidais. Vienas iš dalykų yra, galite panaudoti chemiją, stiprią chemiją fungicidus, arba galite mūsų siūlomą Agro Eka Protect. Ši priemonė yra visiškai ekologiška. Taigi čia yra jūsų pasirinkimas. Dar prie temos. Be abejo, yra veislių kriaušių, kurios nesirga tą grybinį ligą. Ir tai yra kriaušės azijietiškos. Viena iš tokių kriaušių, kurie jau apsigyveno Lietuvoje, tai yra veislė Temboli. Tai yra veisė yra apvalos, noksta apie rugsėjo 10-20 dieną. Ir visiškai ta veisė yra atspari rudlygiai. Puiku. Pažiūrime į kadagį, ar verta vis dėlto jį auginti, išsaugoti. Ir čia tikrai arti kaiminystė, žiūrėkit. Čia va ta kriaušytė, kur mes rodėm. O čia štai tas kadagys gražus. Ką mes dabar galim parodyti, tik tai kokios spalvos yra, kadangi jau čia madingai prikirptas, tarsi bonzai. Ir gaila buvo išrauti, geriau sutvarkyti ir bent vieną kartą nupurkšti fungicidų. Kartais reikia irgi nupurkšti fungicidais arba su to pačia Agro Eka Protect, tam, kad vis dėlto, jeigu arti turite kriaušės, kad apriboti vis dėlto. Išnaikinti visiškai tas rūdys mums nepavyks. Tačiau apriboti plitimą mes galime. Daug tokių augalų yra likę dar nuo tarybinių laikų. Jie puikiai dauginasi atlankom, atžalom. Ir kolektyvinėse soduose gaila, bet jų dar liko labai daug. Tiesiog trūksta tokios informacijos. Dar kartais žmonės gal nuo tujų užsikrečia, gal nuo pušų užsikrečia. Tikrai nekenkia paprastas kadagys, kuris auga miške. Taigi nepulkite naikinti visų kadagių. Būtent šitas kazokinis. Štai taip jis atrodo. Taip gražiai jis atrodo. Taigi jūsų pasirinkimas, ką auginti kriaušės arba kadagį. Tačiau nuo kadagio kadagys gali sėdėti pas jūsų kaimynus, tai tada purkškite kriaušės, jeigu tikrai turite problemų. Ir visada purkškite profilaktiškai, kol liga neatsirado. Jau gegužės mėnesį, birželio mėnesį, kad ten purškimą reiktų atlikti terpę nedraugišką tam grybui. Pirmas purškimas yra vario karbamidų ir vario sulfatų, kol dar nesprogsta pumpurai. Čia pirmas purškimas kriaušės. Kadagio tų tirpalų tikrai nepurškite, nes nudegysite, tikrai. Čia pirmas purškimas. Antras tada jau gegužės mėnesį. Jeigu oras drėgnas, kaip šiais metais pavyzdžiui, tai tada po kiekvieno lietaus galima su Agro Protect nupurškti.
Arba, kas savaitę, pavyzdžiui, jeigu drėgna. Jeigu sausi orai stovi, karšti orai, tai tada pakanka vieną kartą per 2 savaitės supurkšti ir užtenka, profilaktiškai. Šiandien tiek, sėkmės. Sėkmės.